Prieš kokius gal 5000 metų archeologija atrado seniausią tokią civilizaciją, miestą, Mesopotamija, ten pietuose yra tokia. Tai tenai žmonės pradėjo statyti namus ir pradėjo naudoti muilą, nes iš krano vanduo bėgantis arba iš šulinių kasamas, jisai, tas semiamas vanduo, jisai kietas ir jau kai su muilu plaunės, jisai yra labai geras. O tai va toj Mesopotamijoje seniau žmonės neturėjo popieriaus ir nerašydavo. Ir neturėjo net kompiuterių, irgi nerašydavo. Ir planšečių neturėdavo, nerašydavo. Jie planšetės pasidarydavo iš molio. Tokias lentelės iš molio planšetę pasidaro, jie sušlapina ir pagaliukų prirašo visokių tenai ženklų savo. Ir paskui palieka saugoti ir po 1000 metų galima skaityti, kas ten ką parašė. Tai vat vienoj tokioj lentelėj yra parašytas senovinis muilo receptas. Prisijojam pelenų, užkemšam skylę ir padedam ir užpilam daug vandens. O vandenį naudojam lietaus, nes jisai iš krano jisai kietos, o lietaus vanduo toksai jisai minkštas. Užpilam, uždengiam ir paliekam savaitį. Po savaitės atkemšam ir prisileidžiam iš pelenų vandens. Tai žinokit, va tokį pilną kubelą, kai pripili, išbėga gal tik tai 2 tokios puodynės nedaugiau. Ten kažkuris visą susigeria. Tai va tokiu būdu vanduo išplauna visą tą gerumą iš pelenų ir gaunasi tas vanduo pelenų šarmas. Tai va su tokiu pelenų šarmu, žinokit, seniau žmonės plaudavo rūbus, prausdavosi patys, jeigu labai būdavo purvini, plaudavo medinės grindis, šiuruodavo stalus. Nuo to jie labai visokios riebalinės dėmesį išsivalo, žodžiu, būdavo švaru. Bet muilui dar toks šarmas netinka. Muilui gaminti reikia dar tą šarmą sustiprinti. Tai stiprinimas, tai mes tiesiog jį pastatom ant ugnies ir kokią 1 ar 2 dienas kaitinam, garinam, kad jisai, neverdam, kad nekunkuliuotų, nes kai kunkuliuoja ir šarmas išgaruoja, kad jis išgaruotų ir taptų toksai stiprus ir tirštas. Tai vat mes va čia tokią senobinę krosnelę turime, aš vat jį ir toliau uždėsim. Ir kaitinsim. Kaitinsim ir čia po kokios gal dienos geros, jau ta šarmas bus stiprus ir tada dėsim taukus. Kiauliena geram muilui ir buvo naudojamas. Pietuose tai tenai daugiau augalinė aliejai, visokie alyvuogių aliejai, sezamo aliejus, o pas mus jau tai vat, kas jau lieka. Lietuvoj muilą pradėjo gaminti ne prieš 5000 metų, greičiausiai vėliau. Ir tas vėliau rašytinių šaltinių kaip ir nėra, bet vat pats žodis muilas, jisai lietuviai pradėjo naudoti kažkur prieš 1000 metų. Tai manom, kad jeigu jau pradėjo naudoti žodį, tai reiškia buvo ir daiktas jau. Ar jį patys gaminosi, ar vežėsi, vat sunku pasakyti, bet jau buvo. Tai vat kažkur 1000 metų istorija muilui Lietuvoje tikrai yra. Greičiausiai jisai buvo gaminamas vat tokiu vat būdu iš pelenų. Visai neseniai prieš kokius 200 metų išmoko žmonės padaryti šarmą ne iš pelenų, iš valgomosios druskos, tos sūrios. Žinot formulę, čia gal vyresniems sakau, natris chlor yra. Tai iš to natrio chlor pasidaro natrio H jau tą natrio šarmą ir va tada jau daro. Ir tas jau šarmas jau buvo vadinamas muilo akmenėliu. Ir va tą muilo akmenėlį jau kažkur nuo 19 amžiaus vidurio plačiai paplito ir Lietuvoje. Ir kiekvienas ūkininkas jau galėdavo pasidaryti muilo ir kiek jį tik reikėdavo. Papjaudavo gyvulį, geriausią mėsą ten ir rūkydavo ir į maistą sudėdavo, visos atliekos eidavo į muilą. Bet ne tik visos atliekos, bet sakykime ir augalinių aliejų, jeigu spausdavo daugiau čia 20 amžiui, pradėjo, jeigu jie sugesdavo kažkoks aliejus, jau nebebūdavo kur dėti, naudodavo jį ir muilą sudėti, kad neišmesti. Galima paimti aliejų, pašildyti iki kūno temperatūros apie 40, tada maišyti su šarmu ir tada pasidaro muilas, sakyčiau, šiuolaikinį išlepintai odai pats geriausias. Tai vaikai, mes tokio muilo jau esam prisidarę prieš kelias dienas ir dabar mes tą vat muilą minkysime, mes jum išdalinsime. Ir jūs iš to muilo pasidarysit, prisidėsit ar žolelių, ar sėklyčių, jau ko jau norėsite ir jau parsivešit tokį muilelį namo, jau tą jau, kurį šiuolaikinį išlepinti odą.